prašau mums visiems apsaugos ir meilės. Aš prašau apsaugos ir meilės kiekvienam iš mūsų į nuosavą kanalą. Aš prašau, kad šis pasisakymas pasiektų visus žmonės, kurie taip bus palaiminti, kurie priartėja prie meilės. Aš prašau, kad šis pasisakymas su dieviška liepsna paliestų visus žmonės. Šiame momente įžengia į šią erdvę angelai. Jie ateina būriais, visi angelai, kuriuos aš šiandien pasikviečiau. Jų labai daug. Jie įžengia į šią erdvę ir pakelia šios erdvės energijas. Šio pasaulio sergėtojai susirenka prieš tave. Viena dalis iš šio būrio saugotojų susidaro iš baltosios brolijos, kita dalis iš šviesos lordų. Jie atstovauja kaip viena grupė gydančių angelų ir kita grupė Dievo pranašų. Energijos įteka į šią erdvę ir taip pasiekia tave. Jau susikaupia taip, kad aš šias energijas galėčiau siųsti į tave. Mylimas žmogaus vaike, tu esi dalis pasikeitimų, nes kiekviena mintis, kiekvienas žodis, kuris tavyje susikaupė, yra vibracijos energijos. Ir jei tu viską darysi meilėje, bus leidžiama augti šviesai. Mes atversim tavo karūnos čakrą, jei tu mums leisi. Išplėsim ją ir išvalysim. Tark savo vidiniu balsu taip, jei tu to nori. Mes pagauname tavo leidimo vibraciją ir paliečiame tavo karūnos čakrą. Atveriame švelniai su tavo leidimu ir pradedam valymą. Tavo karūnos čakra išlaisvinta nuo visų kliudančių energijų, kurių gyvenimo eigoje prisirinko. Specialus angelas Hilarion paliečia tavo karūnos čakrą, padeda savo ranką ant jos. Pajausk šias energijas ir pajausk, kaip auksinis spindulys išplaukia iš tavo karūnos čakros ir pajausk, kaip Hilarion šį spindulį nusiųs į viską, kas yra centrą. Tave nuves tiesiai į Dievo meilę. Pajausk, kaip tave paliečia Dievo bučinys. Pajausk, kaip tavo karūnos čakra išsiplečia ir vedama į dievišką meilę susirenka tavyje. Pajausk, kaip energijos išsiplečia ir tavo pasijungimas prie aukščiausiosios dieviškos meilės bus perskrodžiamas šios šviesos. Leisk tam įvykti ir leisk sau giliai, kiek įmanoma tai pajausti, giliai kiek įmanoma atsipalaiduoti. Gydančias energijas iš dieviškų minčių pasaulio ir apsaugančias energijas iš Dievo minčių laukų aš galiu dabar gijimui tavo sielos nusiųsti. Aš galiu šiuo gijimu labai giliai paliesti.
teka į tavo karūnos čakrą meilė dieviška, ugnis į tavo širdį. Abi čakros susijungia. Dabar įvyks prisijungimas prie dieviškųjų energijų. Prisijungimas ir atsinaujinimas, apsauga ir atsidavimas Dievo meiliai. Ugnis tavo dieviškos liepsnos susijungia su tavo gyvenimo liepsna, su tavo ugnies jėga, su kuria tu išsilaikai šiam gyvenime, ir sujungia su Dievo meile. Šios energijos teka per tave, pradedant iš tavo širdies į kiekvieną atskirą ląstelę. Perskrodžia dievišką meilę nuo pat galvos iki peidų. Tavo karūnos čakra yra plačiai atverta ir apsaugota. Ir tu esi sujungtas su viskuo, kas yra. O dieviškas vedlys yra tavyje. Gal tu jauti angelus, kurie tave palydi ir yra labai arti šiuo metu šalia tavęs. Tuomet pasveikink juos ir padovanok šypseną, besišypsantį žinojimą ir meilę. Padovanok ir savo pačiam, savo sielai, vidinę šypseną. Šypsena pilna dėkingumo už tai, kas dabar įvykti galėjo. Mėgaukis dar kurį laiką šiek tiek šiomis energijomis, kurios tave nuo šiandien palydės ir lydės. Dangiškas būrys, kuris specialiai šiandien dėl tavęs susirinko, dainuoja tavo vardą ir pagiria už tavo pastangas, meilę ir šviesą. O dabar užverk palengva savo kanalą ir pajausk, kaip energijos teka per tavo karūną, paliečia kiekvieną čakrą, tave harmonizuoja ir įžemina. Pajausk ir savo priklausomumą motinai žemei ir padėkok viskam, kas yra. Ir viskam, kas šiandien galėjo įvykti. Ir aš taip pat labai padėkoju už šį palaikymą ir energijas. O tuomet sugrįžk atgal į čia ir dabar.